Maisto medžiagos arba tai, ką mes gaminamės patys. Jau sutarėm, kad vien kalorijų neužtenka, kūnui reikia maisto, gero ir tikro maisto. Ir tai pasiaiškinkim, kasgi yra tas maistas, koks jis yra geras ir kodėl mums jo reikia, ką turim gauti iš išorės, o ką susikonstruojam patys. Ir iš tiesų ta dalis yra visai nemaža, kurią susikonstruojam patys. Visų pirma, mums reikia angliavandenių. Tai yra labiausiai organizmo geidžiamas energijos šaltinis. Neįkyrus, nekaprizingas, trekšt ir yra ATF, tai yra energija. Ne vienas valgomas angliavandenis neduoda žmogui to, ko žmogus pats savo organizmo virtuvėse negali pasigaminti iš kitų maisto medžiagų. Todėl joks angliavandenis nevadinamas nepakeičiama maistinė medžiaga. Yra toks terminas, kuris dažniausiai taikomas aminorūgštim. Nepaisant to, daugiau nei pusė visos energijos, bet nedaugiau kaip 3/4 turėtų būti gaunama iš angliavandenių, todėl kad mes esam prisitaikę prie tokios mitybos. Angliavandenių šaltinis iš esmės visi augalai, nes jie nėra sudaryti nei iš riebalų, nei iš baltymų, tame tarpe ir kruopos ir vaisiai. Daug cukraus, laktozės yra piene, neapdorotam piene, kitose pieno produktuose jo jau nebėra tiek daug, todėl kad jį paprastai suvartoja piene gyvenančios bakterijos. Aišku, nebent jo vėl ten pridedam papildomai, pavyzdžiui, jogurtą. Antra svarbi maisto medžiaga, kurios mums reikia, yra riebalai. Tai super tankus energijos šaltinis ir energijos saugojimo būdas. Tačiau dar riebalų organizmui reikia, kad juose tirptų A, D, E ir K vitaminai, kad jie saugotų mūsų nuo uždegimų, šalčio, traumų, padėtų reguliuoti nuotaiką ir kad būtų iš ko statyti ląstelių sieneles. Organizmas moka pasigaminti visų riebalų rūšių iš angliavandenių pertekliaus, išskyrus omega-3 ir omega-6. Šių riebalinių rūgščių galima gauti iš riebių žuvų, krevečių, visokių aliejingų sėklų, taip pat rapsų, saulėgrąžų ir sojų aliejų. Trečia svarbi medžiaga yra baltymai. Baltymai reikalingi kaip aminorūgščių šaltinis, o aminorūgštys yra pagrindinė statybinė medžiaga visoms naujoms ląstelėms – raumenims, kraujui, odai, plaukams, hormonams. Ką tik mes begamintume, viskam reikia statybinių medžiagų. Žodžiu, tai yra ir plytos, ir cementas. 5 aminorūgštis žmogus moka pasigaminti pats. Dar 6 gamina, jei organizmas yra sveikas. O likusias 9 reikia gauti iš maisto. Mėsos, pieno, žuvų, kiaušinių, grūdų, ankštinių augalų ir riešutų. Jei galvojate apie vegetarus, tai ne vegetarams nieko netrūksta, visus reikalingus baltymus jie gali gauti iš augalų. 4 dažnai užmirštama rūšis maisto yra ląsteliena. Jos organizme niekas neskaido išskyrus žarnyno bakterijas. Ląsteliena naudojama kaip, slidės virškinimui palengvinti. Ląsteliena taip pat veikia, kaip kiti maisto produktai yra virškinami ir kaip greitai ir kokioje terpėje. Ląstelienos galime gauti iš bet kokios augalinio maisto rūšies. 5 yra visa kita. Vitaminai, mineralai, taip žinoma, jie yra svarbus, tačiau pirmieji 4 vis tiek gerokai svarbesni. Pirmiausia, reikėtų įsitikinti, kad gauname pakankamai šių kokybiškų maisto medžiagų, o ne užpildų, papildų, pakaitalų, kurių gali būti tiek daug, kad suvalgyto maisto kokybė panaši geriausiu atveju į kelis lapus suvalgyto popieriaus. Skanaus ir tikro maisto. Ir dar panašu, kad valgydami augalus niekaip neprašausiat pro šalį. Nieko kito nenoriu pasakyti, tiesiog gaunasi taip, kad augalus labiausiai apsimoka valgyti. Juose yra visko, ko mūsų organizmui reikia. Taikos ir ramybės.